Aš esu Žakas Fresko, Veneros projekto įkūrėjas iš Floridos. Veneros projektas remiasi tuo, jei nenori karo, jei nenori skurdo, bado, nedarbo, teritorinių ginčų ir kitų problemų esančių visuomenėje. Turime priimti žemę kaip bendrą palikimą, skirtą visiems pasaulio žmonėms. Jei tau nepavyks šito padaryti, turėsi problemas susumuotas įvykiuose, kurių nebepakeisi. Jeigu mes nepasikeisime, turėsime tas pačias problemas vėl ir vėl iš naujo. Veneros projektas yra bandymas suprojektuoti pasaulį, kuriame skurdas, karas, kalėjimai, policija neegzistuoja, nes mes sprendžiame pačias problemas, veiksnius, kurie formuoja arogantišką elgesį, agresiją, visus dalykus, kurie paralyžuoja mūsų visuomenę ir užkerta kelią augimui.